Labadiena, mano fėjos. Žinot, skaityti iš tikro nelengva ne vien dėl to, kad ištarti tam tikrus žodžius, perskaityti teisingai yra sunku, bet ir susikaupimas. Labai sunkus dalykas, kurį mes prarandame. Kaip aš vakar, pavyzdžiui, pradėjau skaityti gamtoj ir atėjo mamytė su 2 vaikais ir tie vaikai tiesiog šokinėjo ant to tiltelio, kur aš sėdėjau, triukšmavo, šokinėjo ant valčių, judino visą tiltą. Tarsi mano šuo bijojo sėdėti ten, nes ant tiek pavojingai viskas atrodė, viskas drebėjo, aš bijojau, kad telefonas nukris tiesiog į ežerą. Ir tada pasimečiau. O dabar aš, pavyzdžiui, turiu skaityti, o mano vyras kitam kambarį klauso filmo ir labai garsiai. Ir aš vėl nežinau, kaip aš susikaupsiu ir jums skaitysiu. Aš norėjau tik pasiguosti, kad tai reikalauja iššūkių ir tiek. O dabar mūsų tema – nustokime lyginti su kitais. Gera žinia ta, kad įvaldyti šį principą sulaukius 50 kur kas lengviau nei esant 40. Noras vytis visokias janinas sumažėja, nes šansų tai padaryti lieka mažai. Išnykus poreikiui daugintis, jau nereikia daryti skaičiausio alfa patino, kad galėtumėt savo palikuonėms perduoti geriausią genų rinkinį ir sukurti materialią terpę jų talentams skleistis. Vienokie ar kitokie, jie jau būna išsiryti iš lizdo ir išsiskleidę, kaip kuriam išėjo. Netgi nėra svarbu, kad išrinktasis patiktų jūsų mamai, ar galėtumėte juo nušluostyti nosį draugėms, svarbiausia tampa tai, ar geras su juo būti. Noras daryti karjerą sumašta, o geras sumašta žodis, šitas naujas man. Noras daryti karjerą sumašta kartu su galimybėmis tai padaryti, tad imame dairytis įvairios veiklos, kurių ne tiek suteiktų statusą, kiek džiugintų. Ir kartais su nuostaba atrandame, kad karoliukų virimas ar tapimas ant šilko atneša daugiau laimės nei vadovavimas 100 žmonių būriui. Aš nežinau, ar šitą jau sakiau. Aš žinau, kai sušokė nuo mano vienas draugės, kurie apie 50 ir jinai visą laiką turėdavo tokius vadovaujančius darbus su marketingu, tikrai labai įdomias pozicijas ir jinai man pasakė, kad dabar, kai išėjo iš darbo paskutinio, kad galbūt jinai norėtų daryti veido masažus, eiti mokytis. Ir aš ją ir iš vienos dalies suprantu, kad tai yra, dabar jau norisi daryti kažką, kas tau malonu. Kažkaip norisi pakeisti veiklą, kad galvos neskaudėtų, nes pas jie tiek nervų buvo su tais darbais, tiek jinai nervuodavosi, kad iš tikro gal jai norisi ramybės ir va tokio tiesiog darbas su žmonėm, tokio ramaus. Tai vat, labai įdomu, žinai, kad pasirodo apie 50 metų ribą mes galim pasirinkti tai, kas širdžiai miela, kaip ir apie partnerį, pavyzdžiui, irgi. Dabar jau nėra svarbu, pavyzdžiui, ar tavo vyras patiks kitiem. Svarbu, kad patiktų tau. Svarbu, kad tau būtų patogu ir faina su juo. Būdamas tokio amžiaus, paprastai jau gerai žinome savo vertę. Tai nėra būtinybės ją pabrėžti, ar didinti vardiniais drabužiais, aksesuarais, ar nuretušuotumės nuotraukomis Instagram'e ar Facebook'e. Ta laiką, kurį anksčiau surydavo nardymas po madingas parduotuvės ir įvaizdžių šlifavimas, dabar galim skirti savo, šeimai, draugiams, knygoms ar spektakliams. Ne vienintelis žmogus, su kuriuo šiuo metu būtų galima lygintis, vienintelis žmogus, su kuriuo dabar būtų galima lygintis, esate jūs pati. Lygindamosi su kitais, tarsi nuolat supame sūpuoklėse. Arba pačios kam nors pavydime, arba tikime sukelti kitų pavydą. O taip, nuo onutės, kurią muša vyras, iki Janinos, kurios pasiekimų neketinu iš naujo vardinti. Didžiausia problema, kad neįmanoma pranokti visų žmonių visuose srityse. Džiaugiuosi savo namu, bet atėjusi į kokį nors stilingai įrengtą butą susinervini, nes pavydi jo savininkams gero skonio, estetikos pojūčio. Džiaugiesi savo uždarbiu, kol sužinai, kad kolegė, dirbanti mažiau, kažkodėl uždirba daugiau. Numeti 3 kilogramus, skrajoji kaip ant debesies ir jautiesi lengvutė kaip pukelis, bet štai išlenda kokia nors draugė numetusi 13 kilogramų ir tu vėl pasijunti stora kaip karvė. Nenuostabu, kad tai kelia nuolatinį stresą, įtampą, gimdo kompleksus ir neurozes. Nors kokia būtumėt protinga, graži ir sėkminga, visada atsiras protingesnė, gražesnė ir sėkmingesnė. Bet blogiausia dar ne tai. Pasirodo,
nuolat lygindamasi su kitais ir siekdama jiems prilygti, prarandate galimybę pažinti save ir suprasti, ko iš tiesų norite jūs. Vaistai atrasti ir pamilti savo unikalumą. Nukreipti dėmesį į tai išmokau viename emocinio intelekto lavinimo seminare. Jo lektorius teigia, kad kiekvienas žmogus yra vienintelis ir nepakartojamas, kaip tarkime piršto antspaudai. Neįmanoma pasakyti, kad vieni piršto antspaudai ko nors geresni už kitus. Jie tiesiog kitokie. Pasak lektoriaus, ypač pavojinga šią lyginimuose taktiką moterims, mat vyrams konkurencija kenkia mažiau. Kliūtis visada jiems padeda augti ir tobulėti, o moteris pakerta kaip dalgis laukų ramunės. Beje, apie ramunės. Ar jums patinka ramunės, o rožės, o žibuoklės, o morkos? Ar jos jums patinka? O dabar pabandykit nuspręsti, kas jums patinka labiau – rožės, vynogės ar pušys. Galvojate, kad man nuo tų seminarų susisuko protas? Visai ne, atvirkščiai. Jis man atsisuko. Mat moteris tai gamta, o gamta visada yra graži ir gera, nors labai skirtinga. Kiekviena mūsų yra tarsi augalas. Niekas negali pasakyti, kad vienas augalas geresnis už kitą. Jis tiesiog kitoks. O jeigu jūs esate morka, tai nėra jokio reikalo pavydėti kriaušiai ir stengtis tapti tokia kaip ji. Svarbiausia išsiaiškinti, koks augalas esate ir susikurti augti palankės sąlygas. Štai kur reikėtų nukreipti savo energiją. Užtuot ieškojus dėmelių išrinktųjų gyvenimo istorijose arba lyginusi su kokiais nors nelaimėliais, juk kai pagalvoji, laimė ne koks nors pyragas, kurio vienam atliekus rėkia, kitam lieka tik trupiniai. Tai kodėl Janinos laimė turėtų apkartinti manąją? Suprantate, kur suku? Pirmiausia, turime suvokti, kas mes esame ir ko norime, o tuomet ir to ir siekti, nesidarydamas į kitus ar nesistengdamas jų mėgdžioti. Sunku nuspręsti, kur eiti toliau, jei nežinai, iš kur atėjai. Ar aš pasiekiau tai, apie ką svajojau? Klausime savęs. Traukiame iš užmaršties gelmių jaunystės ir vaikystės svajonės, tarsi išblukusias mergautinės suknelės iš apdulkėjusių palėpių ir bandome iš naujo matuotis. Jausmas išties nekoks. Ties krūtinė laisvokos, ties pilvų spaudžia. Lieka dvi išeities – kaltinti savo netobulą pasikeitusi kūną arba nutarti, kad tos suknelės netokios jau gražios ir buvo. Turbūt nenutokėte, kad antrasis variantas man labiau prie širdies. Manau, kad taip turėtų mąstyti kiekviena sveiko proto nepraradusi moteris. Ir tai nėra tuščia savigoda ar savęs apgaudinėjimas. Juk jeigu kritiškiau pažvelgtume į tai, apie ką kitados svajojame, paaiškės, kad tos svajonės arba buvo visiškai neįgyvendinamos, kaip pavyzdžiui tapti Holivudo žvaigždė ir ištekėti už milijonieriaus, arba ačiū Dievui, kad ir neišsipildė. Štai pavyzdžiui, aš svajoju būti geriausia rajono mokytoja, gyventi 2 kambarių bute ir važinėti žiguliukų. Ištekėti norėjau už mūsų klasės gražuolę, beje, nesenai mačiau jų su keliais siebrais, perkant kioske alaus bambalį. Jeigu mano svajonė būtų išsipildžiusi, šiandien galbūt būčiau lengvai kvaikštelėjusi pedagogė, priartėjusi prie nervinio išsekimo ribos, arba ją jau peržengusi. Didesnį dalį kuklios algelės išleisčiau šildymui ir kitiems komunaliniams mokesčiams ir dar po porą eurų kas rytą atkiščiau vyrui, kad turėtų už ką nusipirkti kontrabandinių cigarečių ir alaus. Geriausiu atveju man būtų pavykę pasiekti, kad jis netrainytųsi apie kioskus, o dirbtų kur nors statybose. Mat reikia pripažinti, kad tas klasės gražuolis ir anomet ypatingų protų nepasižymėjo. Kaip sakome, vyrai būna arba gražus, arba protingi, o šis buvo gražus. Gyvenimas neretai pranoksta svajonės. Mūsų kartai šio požiūriu labai pasisekė, nes turime daugybę dalykų, apie kuriuos nesvajojame vien
dėl tos priežasties, kad nenutokėme juos egzistuojant. Štai aš svajojau apie rūpestingą vyrą, padedantį plauti man indus, nes dar neturėjome indaplovių. Dabar jos šitą darbą atlieka kur kas kokybiškiau ir svarbiausia, neprašomas ir neburbėdamas. Ar galėjau įsivaizduoti, kad mano skalbinis taip pat skalbs, skalaus ir džiovins skalbyklę? Kad galėsiu skambinti su vaizdu savo pažįstamiems iš bet kurio pasaulio kampelio? Kad net karščiausią dieną automobilyje sėdėsiu nemaž neprakaitavusi, nes jį vėdins kondicionierius. Atostogos prie jūros daugumai mūsų tai buvo svajonių viršūnė, o dabar keliaujame po Afrikas ir Azijas ir dar raukiame nosis. Fui Turkija, fui Egiptas, kaip banalu. Prisimenu, būdama paauglė, svajojau turėti stebuklingą veidrodį, kuris bent keletą minučių galėtų parodyti mane po kelių dešimčių metų. Mąstau, jei tokį tikrai būčiau įgijusi, kokią save ten pamatyčiau. Vairuojančią apynaują automobilį, kurio salone maloniai skambantis vyriško balsas iš Waze programėlės man patarė, kur geriau pasukti, kad išvengčiau spūsčių. Stovinčią šviesų nutvėkstame prekybcentrėje, besirenkančią vieną sūrį iš keliasdešimties jo rūšių ir stumiančią pirkinių vežimėlį su begalė produktų, kurių net pavadinimo anuomet nebūčiau galėjusi pasakyti. Jojančią ant kupranugario per Saharos dykumą ar nardančią Raudonoje jūroje. Viskas, absoliučiai viskas, kiekviena dabarties akimirka man būtų atrodžiusi kaip iš fantastikos srities. O dabar stovi, dūsauji, viskas ne taip, viskas ne taip. Ir užduotis pas mus bus namų darbai. Vadinasi gyvenimo revizija. Jei vis dar kamuoja neišsipildžiusi jaunystės svajonių nostalgija, siūlau atlikti tokią nedidelę savo gyvenimo reviziją. Tai va, paimkite popieriaus lapą ir susirašykite visas vaikystės ir jaunystės svajonės, kokias tik atsimenat. Geras, aš norėjau būti drabužių dizainerė, norėjau turėti dukras, nepamenu 2 ar 3. Ir dailininkė norėjau būti, ir laidų vedėja norėjau būti. O Dieve, ir graži norėjau būti, ir sportiška norėjau būti. Labai daug ko norėjau. Pažymėkite pliusų tas, kurias jums pavyko įgyvendinti. Tada klaustuku pažymėkite tas, kurių neįgyvendinote, bet dėl to džiaugiatės. Ir dabar surašykite tos pasiekimus, apie kuriuos anuomet nesvajojote, bet kurie dabar atrodo svarbus. Tipo, kas atsitiko ir tu nežinau, kad tai bus. Na, pavyzdžiui, apie butą Palangoje, kai buvau maža, net nesvajoju. Man atrodė tai iš viso mistika, bet kai buvo apie 30, tada aš pamenu, sužinojau, kad mano depiliacijos meistrė mano darė man depiliacijas ir jinai pasakė, tarp kitko, kad jinai turi butą Palangoje ir aš pagalvojau, blecha, koks turtingas, laimingas žmogus, kad gali turėti dar butą Palangoje, kur jinai praleisdavo 3-4 dienas per savaitę. Jinai dirbo, pavyzdžiui, 3 dienas ir 4 buvo Palangoje. Ir man tai atrodė svajonė, nepasiekėme niekada. Ir dabar ten praėjo metų 10-15, aš nežinau kiek. Ir aš taip pat turiu butą Palangoje ir aš taip pat jau nebesu drabužių dizainerė, kuri turi visą vasarą sėdėti prie jūros, prie savo ofise, o galiu sėdėti prie jūros. Taip pat ten 2-3 dienas Vilniuje padirbti, visas kitas būti prie jūros. Tai blecha, tokie dalykai atrodo, kurių net nesitikė, kad jie gali įvykti. Gerai. Atidžiai peržiūrėkite visą sąrašą ir atsakykite savo sąžiningai, ar tikrai jūsų dabartinis gyvenimas yra blogesnis už tą, apie kurį kitados svajojate. Labai gera užduotis, labai linkiu kiekvienai pasirašyti ir palyginti save su savimi. Aš visada, žinai, ką sakiau, įsivaizduok, kad tu sutinki tą vaiką, kurio tu buvai. Ir kuris turėjo daug lūkesčių, ir kuris įsivaizdavo, kaip jis atrodys suaugęs. Ir jeigu tau prieš tą vaiką negėda, jeigu tu galvoji, kad tas vaikas pažiūrėjęs į tave sakys, aš tavim didžiuojas, tu tiek visko padarėjai,
tai tu jau laimėjai gyvenime. Tu jau esi nugalėtojas ir tavo gyvenimas pasisekė. Tai aš to vidinio vaiko kartais paklausiu, kaip ten, žinai, yra. Ir yra tokių svajonių, kur aš jums net nepasakosiu ir kurios išsipildė ir tai, kas man pavyko. Ir tai yra taip stipru, aš manau, tas vaikas turėtų būti labai laimingas. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų vaikas yra laimingas. O jeigu dar ne, tai mes dar turim laiko išpildyti nors dalį šitų svajonių. Iki kito skaitimo, mano